Mūsų uždavinys iš jų išpešti kuo daugiau pinigų ir nuo jų gerai. Bet pinigų nieko neišėjo. Ne taip paprastai Pusko nemanau. Sonata Dumbliauskienė, socialinės paramos skyriaus vedėja. Pristatau šiandieną rengiamą Alytaus miesto mokyklos plėtros strategiją. Miesto mokyklos plėtros strategija finansuojama ES lėšomis. Plėtros strategijos esmė, kaip mes vadiname, remiasi 4 banginiais. Pirmasis yra socialinės atskirties mažinimas, neformalus ugdymas, verslumo skatinimas ir bendradarbiavimas su kitomis vietos veiklos grupėmis. Pavyzdžiui, užsienį labai bendruomenės glaudžiai bendradarbiauja, net bendruomenių namai yra, kur žmonės ir rankdarbius visokius ten mezga, neria, susitinka, paskaitėlės, mokymai. Nu, tikrai, mes, lietuviai turbūt, ar kaip čia vėl kaltinam lietuvius, kodėl mes nebendradarbiaujam kartu. Kodėl neteinam, tarkim, jeigu mokykla organizuotų nemokamas paskaitas, euras ten daug. Socialinių įgūdžių mokytis, tokių kaip skalbt, ten sriubą įsivirt, suvalgyti, ten pabendrauti, kažkokia, kad būtų galima veikti tų paskaitų, tai gal, tai labai gerai tempas labai didelis ir jinai aplamai ta bendruomenė, tai aš tai galvoju, negyva, už kažkiek tai laiko keitėsi žmonės, daug naujų atsikėlė, senų gal jau ir išmirė, išvažiavo tas toks vidurys, kurio nėra. Ir ten yra tik tais šiuo metu tėvų lėšomis įrengta smėlio dėžė. Tai norėjau, kad seniūnaitis žinotų, nes kartais mėgstam pabumbėti, kad kažko nėra, bet nepasirūpinam, kad tam, kas reikia, žmonės žinotų, ko mums reikia. Aš tai parašiau elektroninį laišką ir džiaugiuosi gavus kvietimą ir kaip matau, einam tą linkme, kad turiu projektą, kur galima pabandyti tai įgyvendinti. Tie vaikai, jie dirbtų, jie kažką apskalbtų, kažkam nuneštų, tai irgi gerai. Gal kažkokias, nežinau, virtuvėlę, kur galėtume išvirti ten kažkokią sriubą ir nunešti, arba į ten ateitų, kas nevaikšto, tai nuneštų. Sakau, aš tai įsivaizduoju, kad bendruomenė, tai čia yra bendruomenė ir jinai saugi bus tada, kai mes vieni kitus pažinosim, jeigu bendrausim. Bet planuojamės 14-20 šitam laikotarpiu, šitai strategijai įtraukiam šitą jūsų priemonę, taip? Čia net turėtų ketvirtasis projektas atsirasti. Jie turi ir truputėlį apleistą. Jeigu pritaikyt, pavyzdžiui, padaryti, kad tie vaikai, kad ateina ir toj stovykloje gyvena ta pati skalbimo mašina, kad jie tų pačių įgūdžių mokytųsi, o jiem būtų praktinė nauda. Tai aš noriu pabrėžti, kad mes apie pinigus nešnekėti absoliučiai. Pinigų pasaulyje per daug, mums reikia tik gerai. Tiesiog reikia šnekėti, ką mes norime ir ką mes galime. Pinigai neegzistuoja. Aš žinau, kad jeigu mes užsimanysim ir žinosim, kad tai naudinga miestui, kad mes būsim išskirtini kuo nors, mes jų rasim viduje kame. Mes turim savo bendruomenę ir menininkų, ir dailininkų, ir viską. Yra dalis ir priaugančio jaunimo, antra vertus ir senolių, kurie gal tik laiko ir neturėję lėšų ir galimybių save išreikšti savo kūrybingumą, bet duomenys iš dievulio, iš gamtos turi tuos. Tai jeigu dailininkai vadovautų, jei mes turėtum kažkokią salikę, kažkokią erdvę, nebūtinai salę, kur tas, kuris paišo, tas, kuris lipina, kuris muzikuoja, tiesiog bet kada galėtų ateiti ir pasinaudoti tą erdvę su savo idėjom, o galbūt ir su pamokymu, pajaukinimu tų jaunų arba kitų bendruomenės narių, kurie to nori. Pirmas dalykas sumotyvuoti, kad jie norėtų. Jeigu jie norės, tai reiškia kažką gali prarasti. Jeigu gali kažką prarasti, jie patys susitvarkys. Tikrai nenorės. Tai aš tą be abejo.